Sveiki, šią pamokoje mokinsimės kai ką naudingo, kas gali praversti ateityje. Na ir tai bus tiesiog metodas, kuris atliks tam tikrus veiksmus su skaičiais. Na ir visa fantastika yra tame, kad šiuo atveju nežinosime tikslaus skaičių kiekio ir tiesiog programa pati supras, kiek jų yra. Na, kaip jau minėjau, kursime metodą, todėl išeiname iš pagrindinio metodo ir apsirašome jį tiesiog toje pačioje pagrindinėje klasėje public static. Na ir šiam metodui suteiksiu double tipą, kadangi jis neš double tipo realaus tipo rezultatą ir jis šiuo atveju skaičiuos vidurkį. Na, šitaip ir pavadinsiu vidurkis. Ir parametruose nusirodome tiesiog kokį kintamąjį naudosime ir visada tiesiog nusirodydame maždaug šitaip rašydame kintamą tipą ir kintamą pavadinimą. Tačiau šiuo atveju, kai nežinome, kiek bus įvedama skaičių reikšmių, turime dėti 3 taškus ir tarsi padėjus šios 3 taškus programa supranta, kad gali būti įvestas įvairus kiekis skaičių. Na ir dabar nereikia dėl to sukti galvos, tiesiog pradedame rašyti programą. Vėlgi naudosime enhanced for ciklą. tą jau padaryti mokate, apsirašyti tokio tipo ciklą. Na ir dabar tiesiog susikūrėme kažkokį vėlgi kintamąjį, kuris bus taip pat double tipo ir pavadinkime jį tarkim x ir dėkime dvitaškį ir tiesiog parašykime, kad tas kintamasis x skis kiekvieno ciklo metu su kintamojo skaičius reikšmėmis. Na ir ką mes cikle darysime, tiesiog sumuosime visus narius, o kaip jau minėjau kažkada seniau, kad vidurkis skaičiuojamas susumuojant visus narius ir padalinant iš jų kiekio. Na ir turbūt reikėtų mums susikurti kažkokį kintamąjį, kuris sumuos visus tos narius. Aš jį tiesiog pavadinsiu suma ir pradinę reikšmę priskirsiu 0. Na ir šis ciklas tiesiog vykdys tokį veiksmą kiekvieno apsisukimo metu. Tiesiog pripliusuos įvestą skaičių, kuris yra pakeistas šiuo atveju kintamuoju x. Na ir kadangi funkcija, ta mūsų metodas yra double tipo, o ne void, todėl ji turi grąžinti kažkokį tai rezultatą. Na ir galiausiai parašome return, kaip jau esu mokinęs, ir return tegul būna tebūnie suma ir dabar atkreipkite dėmesį suma ir padalinta skaičius iš vėlgi naudojame funkciją length. Na ir ką reiškia šis išsireiškimas skaičius.length? Tai reiškia tiesiog, kad jeigu bus įvesti 5 skaičiai, nes mes nežinome, kiek bus skaičių įvesta. Jeigu bus įvesti 5 skaičiai, reiškia visą bendrą sumą dalins iš 5 ir ciklas bus sukamas 5 kartus. Na ir tuo būdu apskaičiuosime vidurkį. O dabar jau kai susikūrėme metodą, tiesiog kreipkime mes į jį pagrindinėme metode. Ir kreipkime mes tiesiog spausdinime, kad iškart atsakymą išvestų į ekraną. O jau mokinau praeitoje ar kažkada pamokoje, kaip kreiptis į metodą, kuris yra toje pačioje klasėje, tai tiesiog rašome jo pavadinimą, šiuo atveju vidurkis. Ir skliausteliuose nepaliekame tuščių parametrų, kadangi mes tose skliausteliuose ir turime nurodyti skaičius. Na ir tarkim, aš nurodysiu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, matot, įvedu visiškai bet kokį kiekį skaičių ir programa automatiškai supras, kadangi yra padėti štai šie 3 taškai ir tiesiog galima įsivaizduoti taip, kad visus tos skaičius nusiūs į šį metodą ir ciklas bus vykdomas tiek kartų, kiek yra šių narių. Na ir galiausiai visus tos narius susumuosi bendrą kintamąjį, kuris pavadinta suma.
o po viso to grąžins rezultatą suma padalintai skaičius lemf, kai jau minėjau skaičius taškas lemf tiesiog reiškia nurodo va štai šių įvestų skaičių kiekį. Na irgi paleidžiame programą, ok. Ir matome rezultatą 7. Galite patikrinti tai su skaičiuotuvu, neabejoju, kad tai veikia. Na tai tiek šio pamoko, jeigu kilo neaiškumų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.